Labas Ieva, labas Eglė. Labas. Šiandien pabandysim šiek tiek naują įrangą, gal geriau girdėsis, gal bus mums maloniau mūsų klausytis. Ir pradėkim tada. Pasitarėm apie temą, kokia čia galėtų būti, tai šį kartą lyg ir mano. Tai turbūt man ir pradėti, ar ne? Taip. Okay. Tai man pradėjo vis pasistebėti, tai yra mano lauke, tiesiog pradėjau atkreipti dėmesį į gabumus. Tai yra, pradėjau tokią hipotezę gvildenti, kad kuo gabesnis yra žmogus, tuo mažiau gali nuveikti. Kaip ir paradoksaliai galėtų skambėti. Tai mano mintis yra apie tai, kad kuo geriau sekasi vienoje, kitoje srityje, tada atsiranda labai daug galimybių, bet svarbus yra ir pasirinkimas. Ir kaip pasirinkimų yra labai daug, o ką tada? Labai sunku yra pasirinkti, tada lengviau yra nesirinkti nieko. Tai yra, kad daug galimybių užkerta kelią daryti dalykus tiesiog apskritai. Na, tai kai tu esi gabus ir tau sekasi viskas, tuomet. Jo. Ir ar teisingai supratau, kad tada sunku įsirinkti kažką vieną, kažkokią vieną sritį pasirinkti, jeigu daug kam esi gabus, taip? Šitų rakus sugalvoju? Net nebūtinai sritį, tai yra į ką fokusuotis, bet apskritai kuo užsiimti. Tai yra, kad jeigu yra pakankamai nemažai gabumo, taip iš dviejų pusių, pavyzdžiui, pasižiūrėti iš protinės veiklos, pavyzdžiui, ir iš fizinių gabumų reikalaujančių. Tai kuo dabar man užsiimti? Tai yra, galiu įvairiais sportais užsiimti. Galiu užsiimti kažkokią tai veiklą, kuri reikalauja protinių įgūdžių. Ir kiek galimybių tada atsiranda? O kuo užsiimti iš tikrųjų? Tas pasirinkimas pasidaro sunkesnis, manau, dėl to, kad tiesiog, kai viskas yra ranka pasiekiama, tai nebėra kur stengtis. Atrodo, kad kalbė apie žmogų, kuris labai gerai apie save galvoja, kad jam viskas sekasi. Taip, jeigu suabsoliutinti, tai galima būtų taip žiūrėti juodą baltą, bet jeigu taip žiūrėti iš tos pusės, kad labiau į kažkurią tai pusę, tai yra, kad labiau yra gabumų, pavyzdžiui, arba labiau reikia įdėti pastangą ir pakankamai ilgai užtrunka, kol atsiranda gebėjimas. Tai tame, ne tai, kad ten gabus wunderkindas ir vienas ten negabus visiškai. Bet labiau į kurią pusę. Čia, žinai, aš tokia, tarkim, galvojant apie pačią save, prisimenu mokyklos laikus, kai reikėjo rinktis disciplinas, kryptį, pasirinkti tai, ką vėliau ketini studijuoti. Ir man sekėsi viskas. Tai yra, man buvo įdomu viskas ir man viskas sekėsi ir aš rinkausi visas disciplinas. Dėl to mano net krypties nebuvo, ten, pavyzdžiui, yra humanitarai, yra lituanistė ar dar kažkas, aš buvau humanitarė socialinių mokslų lituanistė. Tai yra viskas. Aš mokiausi ir biologiją, ir mokiausi kalbas, ir matematikas, ir viską, ar ne? Nesekėsi viskas, o ką aš noriu veikti, tai lyg ir toks, neaiškumas. Ir patarlė, žinai, 9 matai, 10 badas, tai čia gal iš tos pačios serijos. Kai lyg ir patinka viskas, sekasi viskas, o kas yra skirta tau? Tai yra vis tiek į kažką tai gerai būtų fokusuotis, nes kitaip tas, kuris deda pastangą ir pakankamai ilgai, tai tam žmogui labiau seksis toje srityje automatiškai. Gal ir taip, ir man labai skamba tai, kad tu, Ieva, sakai, aš pabaigiau tiksliųjų mokslų klasę, tačiau tais metais, kai baigiau,
mums reikėjo mokintis ir lietuvių kalbą, ir istoriją visuotinę, ir Lietuvos taip pat. Ir buvo 8 egzaminai, nesvarbu, kad tai buvo tiksliųjų mokslų klasė, mes turėjom ir tiksliuosius dalykus, taip pat dvigubintus, ir humanitarinius taip pat. Ir irgi man viskas sekėsi ir didžiausia ir buvo užduotis, o kągi rinktis. Ir kartu netgi, ir dar buvo meniniai kažkokie tai mano polinkiai, ir kurie atrodė artimai aplinkai, kad, tarkim, tau sekasi mokslai, kokia dar, pavyzdžiui, juvelyrika, arba kokia aktorystė, ką tu čia savo susigalvoji. Tada atrodo, kad visur viskas įdomu ir ką pasirinkti. Ir negaliu pasakyti, kad jau be galo talentinga, tiesiog tada jau skambėtų labai, bet kažkaip panašiai viename lygmenyje viskas buvo. Ir kad jeigu man būtų vienas rytis ryškiai išryškėjusi, būtų lengvesnis, taip man dabar atrodo, būtų lengvesnis pasirinkimo kelias. Kad užtruko laiko pasirinkti, kągi daryti. Kągi iš visų galėjimų pasirinkti kaip savo kelią. Čia, žinai, kas didesnė nelaimė, ar tai, kad viskas sekasi vienodai, ar kad viskas nesiseka vienodai? Man atrodo, kad tame ir nelaimė yra kaip vienodai. Tada nėra ženklų, kaip pasirinkti. Tai yra, kad jeigu, pavyzdžiui, esi gabus kalboms, o, pavyzdžiui, ten tiksliai mokslai sunkiau sekasi, pavyzdžiui, matematika sunkiau sekasi, o kalbas lengviau mokytis, tai jau yra aksino, pavyzdžiui, fokusuotis ten, kur tiesiog sekasi. Ir galima jau tam tikrą kelią rinktis. O jeigu ir ten, ir ten, ir ten, ir ten. Vat ir ką jūs pasakojat, tai jau, pavyzdžiui, tu Eglė, tai nuskamba kaip, o tai kaip pasirinkti. Ir dar ir aplinka, tą pastebė. Tai tas irgi nepadeda. Tas nepadeda ir galbūt, nesinori kažkaip tos temos kažkur nukreipti, bet aš pagalvoju, kad aplinka labai didžiulę įtaką daro ir kad pastebėti tam tikrus talentus gali tik tai ta aplinka, kuri tos talentus vertina arba juos supranta. Tarkim, nežinau, muzikalumas šeimoje, kurioje tėvai nemuzikalūs, arba kažkokie ten tikslieji gabumai, kur tėvai tam nesuteikia, tarkim, dėmesio. Arba ta pati mokykla, kuri ilgainiui sumažina kažkokius pasitikėjimus. Užklijuoja kažkokią tai etiketę, kad tau tai niekada nesiseks palyginti su kažkuo. Tai. Ir man atrodo, kad čia aplinka daro didelę įtaką ir kad užtrunka laiko susivokti, kogi pats nori. O kaip tai galima daryti, tai bandymo būdu. Tik bandyti save skirtingose vietose ir žiūrėti, kur suvirpa tas vidinis dalykas. Mhm. O tai tiek daug variantų yra, tai visko lyg ir neišbandysi, vis tiek kažkokie tai pasirinkimai tada įvyksta. Tarsi. Tai ir keliauji savo per gyvenimą viską bandydamas ir amžinai jaunas specialistas. Čia aš apie save šneku. Kol ilgainiui surandi tą kelią, kuriuo nori eiti. O kas padėjo tau? Padėjo branda, gal galiu pasakyti taip, kad branda ir kita išorė ir galbūt tam reikėjo laiko ir padėjo žmonės esantys aplinkui, kurie legalizavo pasimetimą. Tai mes nesam su jumis dabar sutarę, kad mūsų šitas podcastas yra skirtas tam, bet dabar man kilo mintis, kad galbūt kam nors pastumės, kad legalizuoti, kad tu esi pasimetęs, nebūtinai genialiai talentingas visame kame, bet tau sekasi daug kur ir kad tą pasimetimą, to pasirinkimo, kad man pasakė žmonės, kad normalu yra nežinoti, nepaisant, kad tau, pavyzdžiui, ten 30+. Kad yra normalu nebūti suradus savo kelio ir savo srities iki galo. Tai tas tikrai padėjo. Ne. Mhm. Aš tai kiek susiduriu, kad apskritai tai paieškos nelabai legalus reikalas yra, nes labai
tarsi tokio išaukštinimo yra, kad idealiu atveju, jeigu vaikystėje pasirinkai, ko nori būti, tai ir pavyzdžiui, tau 40 ir to užsiemi, tai čia labai sėkmingas žmogus, apsisprendė, žinojai, ko nori, kaip faina ir taip toliau. O jeigu 30, 40, 50 ir ieškai. Taip, tai atrodo nerimtai. Tada atrodo nerimtai, nes visuomenė atrodo tarsi susiformavęs kažkoksai dalykas, kad tai yra tiesė. Tikrai, ne kreivė su užsukimais visais, o kad tai yra tiesė ir kad ties tam tikru amžiumi turi būti sukauptas tam tikras statusas pasiektas, tam tikras finansinis stabilumas, vardas, tokie dalykai. Ir brandus žmogus ieškantis savęs atrodo kaip kažkoks nesusipratėlis arba mažvaikis visuomenės akyse. Aš nežinau, ar jūs sutiksit. Nebrandus? Taip, galbūt nebrandus. Aš apie brandų amžių šneku tiesiog, bet kad vyresnio amžiaus savęs beieškantis atrodo kažkoks amžinai nesubrendęs. Tarsi nebrandus, nes ragauti nėra kažkoks tai geras dalykas. Ragavimas, skanavimas, degustavimas pats. Kad tai, reiškia, tu neišsirinki vis, tarsi. Taip, ir atrodo neatsakingas. Dar toksai momentas, kad neatsakingas prieš šeimą, neatsakingas prieš visuomenę. Tai leidi savo čia kažkokius tai eksperimentus, kai turėtum tiesiog prisimti atsakomybę ir važiuoti vieną kryptim. Iš kur mes tą žinom? Mums tai pasako kiti, kaip ir tai, kad mes negražus. Kas blogiausia, tai dar ir netiesiogiai. Taip. Nesako, tu negražus arba tu neapsisprendęs, bet kažkokiais tai subtilesniais būdais ta žinutė nueina. Taip. Aš atklausiausi ir man tokie atgarsiai mūsų praeitos gal temos, šiek tiek kaip darbas iš pašaukimo skamba. Kitas dalykas, aš bandau atrasti problemą šito klausimo. Ką tu, Vincai, iš pat pradžių pasakei, kad kai sekasi viskas, lyg ir lieki be nieko, negali pasirinkti. Sunku išsirinkti. Tai yra, kad tame problema atsiranda pasirinkimo. O kame problema? Kad tau reikia pasirinkti dėl to, ką Eglė pasakoja dabar? Jeigu, pavyzdžiui, galiu ir to užsiimti. Tai užsiimk. Visko tai neišeis. Mes ką tik kalbėjom prieš laidą, prieš susitikimą, kad noriu ir tą, ir noriu šitą, ir noriu tą, ir nežinau, ko atsisakyti, nes visko noriu ir viskas sekas ir viskas yra labai faina. Tai čia lieka tik tai resursų klausimas, laiko pavyzdžiui, ar ne? Tai yra vienas iš ribotumų. Bet tai tavo gerai, gyvenimas yra ribotas, taip, bet tose ribose tu gali visą tai bandyti. Kam tau pasirinkti? Aš tokį gal labai sugrubintą pavyzdį. Įdomu yra 10 dalykų, bet poroj telpa 5. Taip. Tai jau ir pasirinkimai ateina. Tai 4026 paras darysi tuos 5 dalykus, kitas 4000 darysi kitus 5. Ar taip veikia? O kodėl ne? Kas nustatė, kaip veikia, kaip turi veikti? Man atrodo, yra žmogaus noras kažkame būti profesionalu. Ta prasme, kažkame būti gerai. Ne šiek tiek, o gerai. Žiūrėk, mes kalbam apie tokį dalyką, kad tau viskas sekasi vienodai ir tau viskas įdomu vienodai. Tai ar tai nėra tai, ką tu sakai? Kad aš darau ir tame aš esu geras. Bet ne tiek geras, jeigu būčiau pasirinkęs vieną. Tu kalbėjai apie ekspertinį lygmenį? Aš kalbu apie ekspertinį lygmenį. Ir manau, kad tam tikrų momentų apie save galiu kalbėti ir apie kelis, tarkim, pažįstamus žmonės, kad norisi būti gerų, ekspertų keliose srityse, bet ne visose 10. Ir kad supranti, kad laikas eina ir yra dalykų, kuriuos reikia nuosekliai. Virsmas nuosekliai vyksta. Ir negali savo pasakyti, kad 5 metus eisiu 5 kryptim, o po 5 metų eisiu kitom 5 kryptim, nes tas prieš pirmas 5 reikia palaikyti, kad jos išsilaikytų.
Ir tom naujom irgi reikia jėgų. Ir yra pasirinkimo reikalas. Tikrai yra metas, kai tenka pasirinkti, kai kažką nustoti daryti. Man va tame ir grožis, kad kai man sekės viskas, aš turiu galimybės rinktis. Dariau vieną, man sekėsi, man įdomu, bet aš galiu daryti ir kažką kitą, ir man taip pat seksis, ir man bus taip pat įdomu. Tu įsivaizduoji, tu gimsti apdovanotas, gabus, kažkame vienoje srityje. Tu visą gyvenimą brūžini, pavyzdžiui, tą patį smuiką. Ir tu sieki to profesionalumo. Tu turi kažkokį susikurtą idealą, kurio tu greičiausiai ir nepasieki, nes taip perfekcionistas kiekvienam iš mūsų gyvena. Ir tu žinai, kad apart to smuiko tu daugiau nieko ir negali, ir nemoki, ir nežinai. Tai mes kiekvienas savo kančioje gyvenam, tiek turėdami krūvą pasirinkimų, tiek neturėdami pasirinkimų. Aš negaliu sakyti, neturim pasirinkimų. Pasirinkimas visą laiką yra, bet aš girdžiu, ką Vincas sakė, kad kalbam apie to žmogaus, kuris turi kelis gabumus ir kaip jam. Tai yra gabumus, aš turiu minėję potencialą labiau. Tai yra, kad ne tai, kad prisiliečiu ir iš karto auksas, tai yra, kad yra kur domėtis ir visai gaunasi ir galima išmokti, kartu tam reikia skirti bet kokiu atveju laiko. Taip. Ir pavyzdžiui, Eglės pasidalinimą, kitų sakai, man taip skamba kaip taisyklė. Kad tokia neparašyta, bet visuomeniai taisyklė, kad apsisprendimas yra gerai. Ir gerai būti ir apsisprendusi. Ir tas gimdo automatiškai įtampą. O aš tai neapsisprendęs, pavyzdžiui. Ir tarsi reikėtų pasirinkti. Apie ką tu, Ieva, kalbi, tai tarsi tu su to nesusiduri. Turi imunitetą. Aš su tuo susiduriu ir neturiu imuniteto. Manęs vaikystėje klausė, kaip norėtum gyvenime, kad būtų? Ar kad visko žinotum po truputį, bet žinotum labai daug ir visko, apie viską? Ar žinoti vieną konkretų dalyką, bet labai gerai? Ir aš kaip mažas vaikas sakiau, aš norėčiau žinoti visko po truputį ir daug visko. Ir aš iki šiol galvoju, kad aš neteisingai pasirinkau. Nes panašiai ir yra. Tai yra, tu gyveni tuo vaikystėje pasakymu. Taip. Ir tarsi yra mintis dar šalia, kad lyg ir neteisingai. Lyg ir neteisingai. Okay. Ir atrodo, būčiau pasakius, kad ne, aš noriu žinoti vieną dalyką labai gerai nuo iki. Ir atrodo, kad mano gyvenimas būtų ta vaga ir parėdėjęs galbūt. O neteisingai pasirinkau. Ir nėra to ekspertiškumo, ir nėra to... Aš negaliu sakyti, kad nėra pasitenkinimo. Man labai smagu ir man labai įdomu tai, ką aš darau kiekvienoje srityje. Tai yra grafika baigusi psichologija buhalterė. Kiek tokių žmonių gali sutikti? Gal ir gali sutikti. Bet visose šitose srityse man pakankamai neblogai sekėsi. Mhm. O man tai hipotezė tada ateina į galvą. Tai yra, tu sakai, vaikystėje turėjau klausimą ir nuskamba kaip įsivardinusiesi ragauti. Tai yra ten šiek tiek. Tai yra, kad gal po truputį, bet pakankamai plačiai. Ar gali būti, kad šitas pats įsivardinimas padeda? Tai, kad man viskas įdomu ir smalsu ir aš noriu visko... Tai tą būtent legalizuoja, turiu minėti, nes šalia yra mintis, ką pati minėjai, tarsi, o vdrug ne taip pasirinkau, gal reikėjo specializuotis. Tai su šitą mintim lyg ir lengviau tada yra gyventi, kai yra sąmoningas pasirinkimas. Bent jau įsivardinimas. Man atrodo, visais atvejais yra lengviau gyventi, kai yra sąmoningas pasirinkimas. Ir tarkim, kalbant apie tą patį ekspertiškumo lygmenį, tai buvo sritis, kurioje aš to ekspertiškumo siekiau. Vėlgi man sekėsi. Ar aš buvau tame laiminga? Ne, nebuvau. Ar mane blaškydavo kiti dalykai, kurie patraukdavo, kas man būdavo įdomu? Tai blaškydavo. Ir tai duoda nuovargį, nes nesikoncentruoja į vieną. Yra įdomu ir visa kita. Ir kaip šnekėjom, kad visi resursai riboti, ar ne? Į parą telpa 5, tik tai kažkokie užsiėmimai ne 10.
Bet žinau, kad aš nebuvau laiminga siekdama ekspertiškumo vienoje srityje. Ir aš savo atsakiau, kad taip, tai ne mano. Nebūtinai sritis ne mano. Tai yra, kad vieno kelio pasirinkimas yra ne man. O kaip tu to sužinai? Sužinojimo būdu. Aha. Bandžiau. Žiūrėjau, kaip jaučiuosi tame. Žiūrėjau, ką darau toliau. Ir atsakiau savo klausimą. Tai tokio eksperimentavimu, tarsi tyrinėjimu, kaip ar tau tinka? Greičiausiai taip. Netėjo kažkas ir nepasakė. Arba iš ankstinis, pavyzdžiui, tai yra ar kitas pasakytų, ar būtum nusiteikusi iš anksto, tai yra taip skamba, kad tarsi tyrinėjai. Ir šiaip man iš šono žvelgiant į žmonės, kurie lipa per galvas, plėšosi, pervargsta, siekdami, pavadinkim taip, karjeros aukštumų, aš niekad jų nesuprasdavau. Kodėl? Kas tenai yra tokio, ką tu bandai įrodyti, pasiekti, parodyti ir kam? Man atrodo, kad čia labiau apie neatsakytus klausimus. Labai faina, kad taip pažįstu žmonių, kurie įvardina, kad taip, aš tai darau dėl to, kad patenkinčiau savo ego. Jis godus, jis nori valgyti. Ir kiekvienas mano pasiekimas, kiekvienas mano diplomas toje srityje, kiekviena išleista knyga ar dar kažkas, jis pamaitina mano ego. Bet tai irgi žmogus yra įsivardinęs, kad taip yra. Jeigu jis tame laimingas, kodėl ne? Jeigu taip paliečiant tą pačią verslo sritį, nes dabar šnekam apie tokią, kaip asmens šiaip apskritai gyvenime pasirinkimus, tai aš taip pagalvoju apie kai kurios vadovus, kurios pamenu, taip, tarsi taisyklę tokią girdėjau, kad norint būti geru vadovu, tai reikėtų labai gerai išmanyti kiekvieną verslo sritį. Ne šiaip, kad šiek tiek, bet pakankamai gerai, tokio praktiškai gal ekspertiškumo lygmenį. Tu apie kompetenciją šneki? Apie raštingumą verslo? Taip. Tai yra, kad turi būti gerai pasikaustęs tiek pat ir teisėje, ir finansuose, ir procesuose turi būti pasikaustęs, taip pat su žmonėm. Tai yra, kad visur toks pakankamai, sakyčiau, ekspertiškumo lygmuo turėtų būti. Tai yra, kad galima būtų su teisininku pasiginčyti, su buhalterė pasiginčyti, su žmogiškų išteklių, pavyzdžiui, žmogum pasiginčyti. Tai yra, kad galėtų netgi jo ir darbą atlikti. Tai yra labai gerai išmanyti. Tai man klausimas, tu sieki būti specialistas ar tu sieki būti vadovas? Tai man tame pojūtis, kad čia ir yra, ką reiškia būti gerų vadovų tarsi. Kad tas ekspertiškumas skirtingose srityse, tai yra raktas į... Tai reiškia, kad būsiu gerų vadovų. Ar tai nėra, ką mes šnekam, kad žinoti viską po truputį? Mes, kai dirbam bendrai konsultacinėje įmonėje, tai buvo mūsų ta mintis, kad visų pirma, svarbiausia yra, kad kompetencijos būtų tie, kad galėtum susišnekėti su specialistu. Tai yra, būtų žodynas, būtų bazė ir kad sugebėtum užduotis teisingai suformuluoti. Tai yra, svarba tame yra. Ir vis tiek matydavom tą norą giliau išmanyti. Tiek susidurdom su to pačiu. Čia natūralus žmogiškas noras, man atrodo. Dabar pagalvojau tokį, iš vadovo pusės, ar ne, turi, nesakyčiau, kad išmanyti kiekvieną sritį, tavo paminėtą, finansai, teisė, apskaita ir taip toliau,
bet tu turi suprasti tą sritį, apie ką tai. Tu neturi būti specialistas, bet tu turi suprasti, kam tai reikalinga, apie ką tai ir gebėti susikalbėti su tos srities žmogumi. Tai reiškia, tu turi žinoti visko po truputį. Jeigu žiūrim iš verslo pusės, taip, ir tada tu būsi sėkmingas vadovas. Žiūrint iš verslo pusės, mes vėlgi savo penktadieniniuose susitikimuose bendruomenės kalbam apie tai, kad kaip verslui yra svarbu išgryninti idėją ir jos nepaleisti. Ir eigoje vystant verslą idėjos nekeisti. Arba sakyt, kad gerai, šitą idėją baigėsi, kuriam naują. Tai yra, mes negalim būti tokie, kurie veža krovinius, bet kartu ir pardavinėja rožinius dramblius. Tai nesisieja tarpusavyje. Tai yra vis tiek, net jeigu tu ir plėti verslą, tu plėti toje pačioje srityje. Ir kalbam apie tai, kad verslas sėkmingas bus tada, jeigu tu koncentruosies į vieną kažkokią tai sritį ir nesiblaškysi. Tai ir dėl to paties įvaizdžio verslo, ar ne, kad tu nesi 11 kioskas, kuris kartais išvežioja kebabus ir dar korepetitorium dirba. O rudenį ir pavasarį dar padangas pakeitė. Na, tarkim. Tai jeigu grįžtant prie mūsų temos apie talentus, ar ne, tai šitoje vietoje tarsi verslas, kaip atskiras asmuo, turėtų būti kryptingesnis negu visur po truputį. O vadovas tuo tarpu visur po truputį, talentingas tarsi visur, bet matytų iš viršaus bendrą tą organizmą. Bet čia ir yra, man atrodo, paskirtis, vadovo paskirtis ir verslo paskirtis, kaip galbūt ir žmonių, ar ne? Yra specialistų paskirtis ir yra bendrą vaizdą matančių asmenų. Tai yra, tu nesi kažkokios ryties specialistas, bet tu puikiai matai, iš ko viskas susideda ir tu gali apjungti tas dalis, ko negalės niekada padaryti specialistas. Tai čia būtų idealiu atveju. Aš dėl ko užsiminiau, norėsiu sujungti su tuo, ką prieš tai šnekėjom. Tai yra, kaip aš pastebėdavau, tai vieni įgūdžiai reikalingi, arba, sakykime, vienas požiūris verslą vadovaujant, tai yra sritis išragautos iki tam tikro lygio, tai yra gerai, lyg ir sutariam ties to. Kartu iš visuomenės ateina taisyklė tarsi, kad tu turi būti kažkame tai labai geras, tai yra specializuotis. Ir čia ką pastebėdavau, kad reikia ir ten, bet, pavyzdžiui, pradėjus dirbti su iš vienos srities kompetencijos konsultanto, nueinama iki tokio lygio, kad jau siekiama yra ekspertiškumo. Ir čia, manau, dar ir gabumai prisideda prie to. Tai yra, kad kai žmogus yra gabus, labai lengva yra eiti toliau, nei iš tikrųjų, o reikia, tada jau, čia kita tema būtų apie saiką. Tai yra, kiek reikia iš tikrųjų. Tai yra, kad vis tiek, mano hipotezė yra apie tai, kad tu turim visuomenėje tą taisyklę, ką prieš tai šnekėjom, kad kažkame tai tu turi būti geras, kitaip, nelabai toks pasiekęs kažką tai esi. Ir čia galima lengvai tada užsižaisti. Mūsų tema paremta visuomenės požiūriu, bent jau kaip dabar girdžiu, ar ne? Nerašyta, sakyčiau, taisyklė, kurią dalis mūsų pasiemam. Aš, pavyzdžiui, savo pasiemu kaip spaudimą. Ir man reikia su šitą taisyklę nerašytą kovoti, nes aš esu pasirodo ragautojas ir man ilgai buvo problema, kad aš siekiau meistrystės, o man atsibosta po kurio laiko. Ir nelegalu ragauti. O ar nėra taip, kad kiekvienas tą visuomenės balsą, ar ne, ką visuomenė mus spaudžia daryti, ką tu sakai, kiekvienas išgirstam savaip. Tu sakai, kad visuomenė lyg ir diktuoja, kad mes turime būti kažkame tai gabus. Taip? Taip. O gal visuomenė diktuoja tą požiūrį, kad mes turime būti kažkame sėkmingi? Aha, įdomu, kokią tu žinutę girdi. Aš būčiau arčiau to, kad tu esi sėkmingas žmogus.
man pačiai artimiausias požiūris būtų, kad nesvarbu, ką tu darai, svarbu, kad tu esi laimingas žmogus. O galėtum praplėsti tą sėkmingas, laimingas, ką tu į tai sudedi? Jeigu kalbėt apie tavo tą požiūrį, kad tu turi būti gabus kažkame, tai yra siekti ekspertiškumo, būti specialistas, aukščiausio lygio, žinomas, kuo platesnė auditorijai, tuo geriau, ar ne? Taip. Ir man tai yra toks gerai, susikoncentravau į vieną sritį ir einu ją. Ir stengiuosi, ir bandau, ir čia gal labiau apie mano gabumų įvertinimą, mano vardo žinomumą, manęs priėmimą tokį, ar ne, kaip tos ryties atstovo. Kalbant apie tai, kad siekiama būti sėkmingu, arba tave vertina kaip sėkmingą asmenį, tai tu nebūtinai turi būti vienos krypties žmogus, vienos krypties atstovas. Tu gali turėti skirtingų verslų, skirtingų darbų, galbūt net nekalbam apie verslus ar darbus, kalbam apie šiaip gyvenimo nuotykius, įvykius ar dar kažką, kur žmonės tave gali vadinti, taip jis labai sėkmingas, jam sekasi, jis pastoviai karstosi, vaikščioja atbrailom ir skardžiais ir dar niekada nenusitrenkia, tarkim, ar ne? Jis yra sėkmingas. Jam visko pakanka, jis yra sveikas, jis yra sėkmingas. Iš bet kurios ryties galim taip šnekėti. O aš kalbėčiau apie tą pusę, kad vis dėlto jaučiu, ne tai, kad jaučiu spaudimą, bet aš pati siunčiu tą žinutę kaip visuomenės atstovas kitiems žmonėms, kad jis yra laimingas. Arba klausime, kad ar jis yra laimingas. Ir tai nėra nei apie ekspertiškumą, nei apie sėkmę. Bet tokių, žmonių, aš tave girdžiu, Ieva, esu pati iš tokių, kur man, ta prasme, labiau rūpi, kaip žmogus jaučiasi tame, ką jisai daro. Bet procentaliai tokių žmonių nėra tiek daug. Ir, pavyzdžiui, 9 matai 10 badas, tai yra apie tuos nepasirenkančius. Lietuviška netgi patarlė ir atspindinti lietuvišką nuomonę apie besirenkančius ir beskanaujančius. Tai jeigu 9 matai ir sėkmė, kažkoksai matomas, apčiuopiamas žmonėms nudarantį įspūdį pasiekimas, tada jiems susiskaito. Net ir 9, tada nebebus 9 matai. Tada bus sėkmingas, turtingas žmogus. Jeigu žmogus skanauja ir jie nemato kažkokio tai apčiuopiamumo, tada yra vertinimas būtent 9 matai 10 badas. Tai ką tu sakai, tarsi, jeigu norisi pripažinimo, tai jo nebus. Taip, tada jo nebus ir aš žinau, kad daro žmonėms įspūdį skanavimas toksai, kad kažkas leidžia savo skanauti, mėginti, keisti, jiems daro įspūdį. Jie stebisi kaip visgi nenuskendai bet per visą tą laiką, kad kažkaip išgyvenai, girdisi, čia aš iš savo patirties galiu pasakyti, girdisi toksai netgi pavydo gaidelės, toksai, tu gali savo tą leisti, čia skamba su mūsų praeitą tema irgi savęs ieškojimo. Bet, ta prasme, tai yra, kol kas, man atrodo, mūsų visuomenėje, mano kartoje bent jau nėra įprastas kelias. Matau ateinančią kartą, kuri tikrai skanautojų karta. Dabartiniai 20-mečiai ir 20 plus, jie skanauja, jie bandosi, jie neturi tokių baimių žiūrėti, kur jų talentas sužydės. O grįžtant prie verslo, aš kažkaip pagalvojau, kad kai tu, Vincai, pasakėjai apie tą dalyką, kad jeigu žmogus gabus visur, ir kai mes pakalbėjome apie tai, kad verslo vadovas turėtų būti paskanavęs, įsimėginęs tą kitam tokio ragudį lygio, galvoju, tai štai kur visapusiškiem žmonėms vieta. Būti verslo vadovu. Nes taip nebus taip, kad visiškai visose srityse jisai vienodai turės gabumų arba kažkokio smalsumo, bet man atrodo didesnis šansas būti gerų vadovų yra smalsiam žmogui, kuriam daugmaž viskas sekasi.
Čia, suabsolitinu aš, bet tiesiog pagalvoju, va, ko ieškočiau į verslo vadovus, kokio žmogaus. Aš kaip dirbusi ne vienerius metus su atrankomis ir su vadovo atrankomis, tai kiek pasitaikydavo tokių, kurių rankos atbula, sakykim taip, arba tų, apie kuriuos pradžioje išnekėjom, kad yra žmonių, kuriam nesiseka visame kame. Ir jie tada tiesiog bando būti vadovais, nes juk vadovai nereikia nieko mokėti. Ai, čia toksai, taip galima, tai čia toksai įsivaizdavimas apie tai, kaip tą vaidmenį patį įsivaizduoju, nes atrodo, kaip iš rusų kalbos rukami vadyti ir rukavadyti, tai reiškia rankomis, tik tai skėšė, nurodinėja ir viskas. Taip, gali būti tokių paklydimų. Tam reikėtų tiesiog labiau pažinti tą žmogų. Čia panašu, kad liečiat mitą tokį, kad kai nesusidūrė su vadovo darbo tiesiogiai, o matęs iš šono, tai ką ten vadovas veikia? Ateina, paaiškina, ir išeina ir ilsisi turbūt. Ką ten daugiau veikia? Taip, ir gauna didžiausią atlyginimą įmonė, už ką visiems skauda. Taip, tai šitos ryties, bet, pavyzdžiui, atrenkant, tai kokį rinktumį žmogų, sakai, kiek keletą metų, tai vien tik tais atrankom ir užsiėmė, ar ne? Taip. Kokį ieškotum į vadovus? Smalsaus. Ką gali praplėsti? Kas įeina į smalsumą? Žmogus, kuris galbūt neturi patirties, bet jam yra įdomu. Įdomu kas? Įdomu verslas, įdomu žmonės, įdomu kaip sujungti idėją ir įgalinti žmogų ją vystyti. Kuris nieko galbūt apie tai neišmano, bet jam mintise, galvoje dėliojasi sąsajos, kaip prie to prieiti. Ir tiesą sakant, per atrankas kalbant su žmogumi, kad ir be patirties, labai gerai matosi, kaip jam tokie vaizdai piešiasi galvoje ar ne. Tai yra, ar jis leidžia savo pasvajoti ir ar jo akis užsidega ir jisai imtų tai ir darytų. Tai yra, pultų ieškotis informacijos, domėtis, bandyti, eiti, klysti, iš kažko mokytis, būti ilgą laiką mokiniu, nes jam tiesiog apie tai yra smalsu. Ir yra žmonių, kurie ateina ir jie jau mano, kad yra puikus vadovai ir yra nuostabus ekspertai valdymo. Bet kalbant su jais supranti, kad tai yra pagal vieną kurpalių kažkas tai pasiūta ir nežinai, kiek su tokiu žmogum norėtum leistis į kelionę valdant verslą. Mhm. Tai bent jau aš visada kreipiau dėmesį į tai, kiek žmogus yra smalsus apie patį verslą, apie jame vykstančius procesus ir kiek jis yra smalsus apie tai sužinoti. Ir tuomet tarpe, apie ką mes šnekam, tai tokio ragautojo tarsi reikėtų. Tai būtų būtent tai, apie ką mes kalbam. Taip. O tam reikia smalsumo. Taip. Okay. Kaip įdomiai susisuko, taip tarsi pradėjau tai nuo kančios lyg ir iš šitos pusės, o yra vieta tokiem žmonėm. Iš vienos pusės, iš kitos pusės, ką šnekėm, tai iš tokio legalizavimo, kad jeigu ir ne okei kažkam tai nereiškia, kad tai nėra okei. Galvoti, bandyti, tyrinėti, paimti, numesti, kitką paimti, tai yra, kad ragauti yra okei. Taip, ir kažkaip, ką patarčiau tokiam žmogui, žinai, jeigu jisai yra pasimetęs, tai tiesiog bandyti, nes kito kelio nėra. Sužinoti apie tai, kur aš tinkamas, kur man gera, niekas nepasakys. Nėra tokių testų, kur pasakytų 1, 2, 3, eik iš 10 gabumų į šitą dalyką. Kas yra idealiausia ir ką yra tekę stebėti aplinkoje, tai kai žmonės 2 savo mėgstamus dalykus arba kelis mėgstamus dalykus sujungia į vieną. Būtent, taip atsiranda konsultavimas pasivaikščiant, šaudant lanku. Pažįstu vieną kolegą, kuris konsultuoja šaudamas lanku arba važiuodamas motociklu.
Ir tai tinka tiek jo klientams, tiek jam pačiam. Ir tai yra kelių savo sričių sujungimas į vieną, kur dainuoja širdis ir savo paskirtis. Ir unikalumas gimsta. Man įdomu tai, kad, tarkim, psichologijos požiūriu, ten kai kurių brandos teorijų požiūriu, tai yra žmogus, kuris yra neapsisprendęs ir nepasirenka kažko tai vieno, tai yra neišaugęs iš vaikiško amžiaus. Tai yra tam tikras amžiaus tarpsnis, kuomet mes bandom ten įvairius būrelius, imam, darom po savaitės metam, einam, imam kažką tai kitą. Tai yra ieškom savęs. Tai toksai žmogus lyg ir kuris, kaip mes vadinam jį ragautoju, tai yra tas, kuris yra neatradęs ir neišbridęs iš tam tikro vaikiško amžiaus. Taip, tai ką aš ir sakiau, kur sako nebrandu. Taip, būnant 30 plus, arba 40 plus, arba 50 plus, tai yra nebrandu vis dar ieškoti. Taip. Nes tu kažkoks paauglys, kažkoks tenai būrelių lankytojas. Bet aš su tuo nesutikčiau. Aš irgi nesutikčiau. Nes tai yra jau geriau imk, mesk, daryk iš naujo, daryk kažką kitą, jeigu tik tame būsi laimingas. Ir pavyzdžiui, šios dienos diskusija mūsų, man būtent atradimas buvo gal labiausiai tas, kad kokį mes spaudimą iš visuomenės išgirstam, kiekvienas iš mūsų. Kas išgirsta tai, kad mane visuomenė spaudžia arba yra kažkoks nusistovėjęs standartas nuomonė, kad mes visi turim būti srities ekspertai. Kažkas pasiima tą iš visuomenės spaudimą, sakykim taip, kad mes privalom būti sėkmingai žmonėmis. Ir mano ta nuomonė, kad darykim viską, kas yra moralu ir kas mus skatina būti laimingais. Laimingai žmonėm. Dar ką norėtų pridėti, tai tarsi jeigu žmogus ieško, tai tada jeigu ieškai, tai kažką tai ir rasi. O jeigu žmogus yra ne tiesiog ragauja, kad išsirinkti, o gal tai yra profesija, degustatoriai. Tiesiog, kad tai irgi gali būti pasirinkimas. Degustuoju ir esu degustatorius. Taip, šitoje vietoje svarbu nekalbėti apie kraštutinumus. Tai yra žmonės, kurie dirba pavienius darbus, kas kelias savaitės keičia, nes vienu reikia krovėjo, kitu reikia valytojo, trečiu reikia dar kažkur. Jis negali įsitvirtinti vienoje vietoje. Mes nešnekam apie tokius kraštutinumus. Taip? Čia greičiausiai kita yra priežastis. Taip. Čia labiau pasirinkimas, kur galiu, pavyzdžiui, uždirbti pinigų, tarkim. O čia labiau kalbam apie lygiai realizavimą savęs. Kaip galiu realizuoti. Taip. Tai panašu, kad priartėjom prie pabaigos. Jau ir lygiai apsibendrinam. Taip. Aš savo pasiėmiau, ką norėjau šiandienos. Ačiū labai. Įdomiai pasisukom. Iš tikrųjų. Visiškai. Netikėtai. Tai ačiū. Ačiū. Jeigu buvo įdomu ir norėtųsi, dabar kreipiuosi į klausytoją. Tai yra, jeigu būtų įdomu suteikti mums grįžtamą į ryšį, tai rašykit, kreipkitės. Labai įdomu, iš tikrųjų. Visais kanalais. Taip. Nes, kaip pavyzdys, su garsu susirūpinom dėl grįžtamo ryšio, nes kaip pasikalbam, tai pasikalbam, patys mažai klausomės įrašą. Taip, ir esam visiems tiems, kurie atsiliepia, kurie rašot, esam labai labai dėkingi. Nes taip girdime ir jūs. Lauksim temų pasiūlymų. Iki. Ir iki. Čiau.